Eglės pasakėlės. Juodasis balandis ir krentanti žvaigždė. Dideliame mieste, kur stogai glostė debesis, o gatvėse šurmuliavo žmonės, gyveno balandis vardu Nukas. Jis buvo kitoks nei visi kiti balandžiai. Jo plunksnos nebuvo baltos ir pilkos. Jos buvo juodos kaip naktis. Kai jis skrisdavo virš miesto aikštės, žmonės dažnai šnabždėdavosi. Pažiūrėkite, koks keistas balandis. Kodėl jis toks tamsus? Kiti balandžiai taip pat nenorėjo jo priimti savo būrį. Jie tik sklandė ore sukdamiesi dideliais ratais, o Nuką palikdavo vieną. Jei būčiau baltas, visi mane mylėtų, liūdnai pagalvojo Nukas. Vieną naktį, kai mėnulis švietė ryškiau nei bet kada, Nukas nutūpė ant aukščiausio miesto bokšto ir pažvelgė į dangų. Jis svajojo būti tokiu šviesiu kaip žvaigždės. Bet staiga viena žvaigždė nukrito iš dangaus. Ji blyksėjo ir lėtai leidosi žemyn, kol dingo tarp senų miesto stogų. Nukas pajuto, kad turi ją surasti. Jis išskleidė savo tamsius sparnus ir nuskrido į vietą, kur nukrito žvaigždė. Giliai tarp senų pastatų, kur niekas nevaikščiojo, jis rado mažą spindintį šviesulį. Žvaigždė buvo nukritusi ant žemės ir nebegalėjo pakilti į dangų. Padėk man, tyliai sušnabždėjo žvaigždė. Nukas niekaip nesugalvojo, kaip jis gali padėti nukritusiai žvaigždei. Tada jis prisiminė seną pelėdą, kuri gyveno laikrodžio bokšte. Galbūt ji žinos, kaip žvaigždei padėti. Nukas nuskrido pas pelėdą ir papasakojo, kas nutiko. Išmintingoji pelėda pažvelgė jį savo didelėmis akimis ir tarė. Tavo tamsūs sparnai gali padaryti tai, ko negali niekas kitas. Paimk žvaigždę po savo sparnu ir pakilk su ją į dangų. Tavo plunksnos bus kaip nakties dangus, niekas jos kylančios nematys. O kai pakilsi pakankamai aukštai, paleisk ją ir ji tada sugrįš į savo namus. Nukas niekada negalvojo, kad jo juodi sparnai gali būti tokie ypatingi. Jis grįžo prie žvaigždės ir priglaudė ją po sparnu. Kai pakilo į dangų, niekas nepastebėjo mažos švieselės jo glėbyje. Jo plunksnos susiliejo su naktimi. Kai pasiekė žvaigždėtą dangų, jis švelniai praskleidė sparnus ir žvaigždė lyg maža kibirkštis sugrįžo į savo vietą. Jis spindėjo ryškiau nei anksčiau. Ačiū tau, Nukai. Dabar žinau, kad kiekvienas turi savo vietą šiame pasaulyje, kaip ir tu. Nukas pajuto, kaip jo širdį užliejo šiluma. Jis nebuvo vienišas. Jis tapo žvaigždžių sargu, jų slaptų pagalbininku. Nuo tos dienos, kai tik žvaigždė nukrisdavo iš dangaus, Nukas skrisdavo jos ieškoti. Niekas nežinojo apie jo tylų darbą, bet dangus visada likdavo pilnas žvaigždžių, nes juodasis balandis budėjo naktį. O kai žmonės matydavo krintančią žvaigždę, jie tyliai sugalvodavo norą, nežinodami, kad kažkur aukštai virš miesto tamsiais sparnais plasnoja mažas sargas, visada pasiruošęs grąžinti žvaigždes namo. Kviečiu pasinerti jaukų pasakų pasaulį YouTube kanale Eglės pasakėlės. Jei patiko, lauksiu jūsų patiktukų, širdelių, komentarų ir pasidalinimų. Ačiū, kad klausotės ir kad esate kartu.